Sveiki visi, šiandien filmuosim naują video vlogą ir šiandien parodysiu kokia yra mano timo, koks aš pats esu, kokia yra arti ir panašiai. Na, tai per Exhibition aš esu WrestleMania, tai va, greit būsiu WrestleMania plus. Na, čia beveik nežaidžiu, sakykim, čia bus greit naujas eventas, paskui per Money in the Bank esu Survivor Plus. Tada per, čia mano team eventas vakau Rock. Taip, paskui, čia mano teamą, aš esu jos owneris, bet čia visi mano WrestleMania, čia mano draugas geras, Survivor Plus, greit irgi bus WrestleMania. Čia įsikėpiu WrestleMania. Nu ką, video čia gan trumpas, dar pažaisim Money in the Bank porą. Dabar turiu mažai kontraktų dėl to, kad vakar pirkau Zigglerį ir dabar pažaisiu, kad jis turėtų geresnis, nes kai žaidži su juo daug, jis būna žymiai geresnis. Ir dabar, kai su juo pažaisiu, padarysiu auksinę žvaigždutę ir bus geresnis. Tada pakelsiu WrestleMania Plus reality. Galiu pasakyti, nusipirkau Zigglerį, tada perėjau į WrestleMania reality. Ir tada ištraukiau WrestleMania Emma Diva. Va, jums galės parodyti. Kalbant jūs pažais. Nu jo. Dvi SummerSlam kortos. Dabar dalyką noriu. Čia jo. Va, prašau. Ir liko Undertakeris, toks neprarasiu. Aš Undertakerį antrą buvau gerai dienas, kai žaidžiau. Ai, beje, greitai atsiras naujas sezonas, lapkritį. Tai tenais irgi bus galima žaisti su antrosios sezono kortom. Atsiras, bus Money in the Bankas toks, bus Royal Rumbles. Na, kaip ir viskas. Ai, dar sakau parodyti Divą, va. Va, šitą Divą. Va, visai neprasta, Va, matot, va, čia va, Total Matches. O kai būna 40 dienis, būna žymiai geresnis. Na, kitam video kaip ir viskas. Iki kitų susitikimų.